Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros duomenimis, vienas iš dažniausiai vertintoms mokykloms rekomenduotų tobulinti pamokos aspektų – mokymo nuostatos ir būdai. O agentūros turima mokyklų įsivertinimo informacija rodo, kad šis veiklos rodiklis tobulinti pasirenkamas nepakankamai dažnai. Valstybinėje švietimo strategijoje yra akcentuojama mokymosi pasirinkimo galimybių plėtra ir kūrybingumo, lyderystės, verslumo gebėjimų ugdymas. Tuo tikslu būtina parinkti atitinkamus metodus ir būtina vadovautis didaktiniais principais. Šiandieninėje didaktikoje akcentuojami tie patys didaktiniai principai, kuriuos akcentavo ir Komenskis pirmame didaktikos vadovėlyje parašytame 1632 metais. Didžiojoje didaktikoje autorius rašė, kad mūsų didaktikos alfa ir omega yra ieškojimas ir radimas būdo, kuriuo mokytojai mažiau mokytų, o mokiniai daugiau mokytųsi. Komenskio nuostata remiasi ir šiuolaikinė pedagogika, remiasi dabartinis požiūris į mokymą ir mokymąsi. Jis paremtas tuo, kad mokymo procesas turi būti mokiniams įdomus, turi būti patrauklus ir malonus. Taigi mokymasis turi pats savaime būti ir atlyginimas, pasireiškiantis dažnai pasikartojančiomis sėkmėmis. Tik tada jis atneš mokiniams džiaugsmo. Mokymas tai veiklos, bendravimo ir bendradarbiavimo organizavimas. Visada norėjau būti tokia mokytoja, kuri neteigia tiesas ir skatina mokinius jas atgaminti, o atveria galimybes patiems tas tiesas atrasti, patirti, nes jų pačių atradimai tampa jų savastimi, įsitikinimais. Atradimo sėkmė skatina pasitikėjimą savo jėgomis, stiprina mokymosi motyvaciją. Žinoma, išmokyti galima ir kitaip. Tiesiogiai vadovaujant, nurodant, ką ir kaip daryti, reikalaujant besąlygiško paklusnumo. Bet esu įsitikinusi, kad mokymosi pasiekimams, mokymosi rezultatams daug didesnė įtaka turi tai, kad mokiniai dirba, mokosi sąmoningai, aktyviai, kad pats mokymosi procesas jiems yra patrauklus, malonus, tada atsiranda tikimybė, kad tai, ko jie išmoko, kokių žinių ir gebėjimų įgyja, galės pritaikyti ne tik viename kontrolinėme darbe. And remember, we have to hear each other. And I would like you to listen, to look through them and to find at least one thing that is interesting to you so that you could. Mokymasi bendradarbiaujant atradau prieš 15 metų. Nuo tada bandau nuosekliai ir kryptingai taikyti šią mokymo ir mokymosi strategiją. Pasitaiko, kad iš pradžių mokiniai mokymosi bendradarbiaujant metodus priima kaip smagius kalbinius žaidimus grupėje. Reikia laiko, kantrybės, pastangų, atkaklaus darbo ir pokalbių su mokiniais,
kol jie supranta, kas yra mokymasis bendradarbiaujant ir kodėl aš taip atkakliai ieškau būdų, kaip jį derinti su kitais jiems įprastais metodais, kurie padeda sėkmingai mokytis. Netgi jei ne viskas pavyksta iš karto, mokomės nuolatinio dialogo, kaip įveikti sunkumus, pratinamės nenuleisti rankų ir ieškome problemų sprendimo būdų. Pamokoje efektyviai taikomos mokymosi bendradarbiaujant strategijos padeda kiekvienam mokiniui labiau sutelkti dėmesį į užduotį ir leidžia tikėtis daugiau aukštesnio lygmens mąstymo. Tinkamai organizuotas darbas grupėse padeda kiekvienam mokiniui siekti geresnių mokymosi rezultatų. Bet ne tik tai. Iš tiesų, kiekvienas mokinys ima geriau vertinti save. Stiprėja kiekvieno mokinio vidinė motyvacija. Mokiniai įtvirtina savo bendravimo gebėjimus. Jie ima geriau vertinti savo bendramžius, palankiau vertina mokyklą ir mokytojus. Nuolatinis mokymasis būti ir dirbti kartu labai svarbi, vertinga ir, manau, būtina kiekvienam jaunam žmogui patirtis. Būtent todėl ir tikiu mokymusi bendradarbiaujant. Kad mokiniai pamokoje mokytųsi aktyviai ir sėkmingai, svarbi saugi aplinka. Mokiniai jaučiasi laisvai, noriai bendrauja, dirba jiems parankiu tempu. Okay. I think everybody has got 3. Yes. Oh, yes, good. Don't forget to thank you all. Kad mokiniai pamokoje mokytųsi aktyviai ir sėkmingai, svarbus geras klasės valdymas. Ar kam dar labai trūksta laiko, ar galim baigti? Tai dar 2-3 sekundės, jeigu kažkas nespėja užbaigti pasakyti frazės. Gerai. Ir tada grįžtam į namų grupės. Nu va, dabar jau smagiau. Taip. Taigi dabar namų grupėse kiekvienas labai trumpai pristatykite svarbiausius dalykus. Kad mokiniai pamokoje mokytųsi aktyviai ir sėkmingai, svarbus veiklos reglamento laikymasis, grupių darbo taisyklės, numatytas laikas užduočių vykdymui. Mes ypatingai didelį dėmesį skirsim laiko reglamentui, todėl kad daug darbelių turim nuveikti, kad mums pasisektų, kad jūs geranoriškai dalinsitės informaciją, padėsit vieni kitiems, taip pat man, kiek aš jums padėsiu, ar ne? Ir ypatingai dėmesį kreipkite, kada reikės pasiskirstyti į ekspertų grupės, sugrįžti atgal į namų grupės arba persiskirstyti. Ten mes turim taip pat taupyti laiką. Tikiuosi, kad mums pavyks. Yes, and what topic are we covering today? What is the topic of our lesson subject? Kad mokiniai pamokoje mokytųsi aktyviai ir sėkmingai, jiems turėtų būti aiškus bei suprantami pamokos tikslai ir uždaviniai. About the environment. And today we are in this lesson, it's our 12th lesson. And the objective of this lesson, what is? What will you have to do? Questions with additional side to each student. At least contribute. Post. Now you can understand what it is. Yes. Good. And another thing we are paying attention to is helping each other, asking for help. Right. So, how can you help each other? Visų pirma, jūs sėdite namų grupėse
ir pamėginkim įsiskaičiuoti 1, 6. Šitaip pasiskirstysim kiekvienas po vieną temelę. Taigi greitai grupėse. Kad mokiniai pamokoje mokytųsi aktyviai ir sėkmingai, svarbus mokymo ar mokymosi strategijų išmanymas, tikslingų veiklos etapų suplanavimas bei gera mokymo ar mokymosi proceso vadyba. 5, 6, viskas. Reiškia, nepasiklysime. Taip, ir jūsų numeris, jūsų skaičius atitinka vieną iš buvusio, išnagrinėto ciklo temų. Taigi pasiruoškite savo minčių žemėlapius. Kiekvienas savo minčių žemėlapį ir keliaujam pasitarti, aptarti į ekspertų grupės. Atidžiai žiūrėkim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jau visi? Kas pasiklydo? 4, štai ten. Pabijojot? Taigi, ekspertų grupėse jūs turit išrinkti, susitarti savo minčių žemėlapiuose, pabraukti, pažymėti bent 10 detalių, kurios derėtų, kurias trauktų į magnetintą žodis. Aktyvūs mokymo metodai turi daug privalumų. Vienas iš privalumų yra tas, kad jie nukreipti į aktyvę mokinių veiklą. Jų pagalba mokiniai skatinami diskutuoti, argumentuoti, išreikšti savo nuomonę. Kitas privalumas pasireiškia tuo, kad aktyvaus mokymo metodai yra nukreipti į pažinimo procesų ribotumą. Mes visi žinome, kad mokymosi procesas yra įmanomas pažinimo procesų pagalba. Tai yra atminties, mąstymo, vaizduotės. Tačiau visi šie procesai yra riboti. Jau vokiečių mokslininkas Ebbinghausas atliko tyrimus, kurie parodo, kad informacijos visam laikui žmogaus atmintyje išlieka apie 20%. Šie tyrimai rodo, kad taikyti tradicinius metodus, nukreiptus į žinių atgaminimą, į žinių atkartojimą, nėra tikslinga. Reikia taikyti mokymosi metodus, kurie nukreipti į aktyvę veiklą, kad mokiniai veikdami galėtų tokiu atveju daugiau prisiminti. Trečias mokymosi metodų privalumas išryškėja per pačių aktyvaus mokymosi metodų taikymą. Taikant aktyvaus mokymosi metodus, ugdomi ne tik mokinių intelektiniai gebėjimai, bet ir mokiniai mokomi bendrauti, bendradarbiauti, mokiniai mokomi apibendrinti, daryti išvadas, mokomi taip pat oratorinio meno. Mokymosi rezultatus lemia daugybė veiksnių. Metodų taikymas yra vienas iš jų. Tiesą sakant, ne tiek svarbu, kokius būdus pasirinksime mokyti ir mokytis, kiek svarbu, kaip tie būdai įtrauks visus mokinius į veiklas, kaip skatins juos eiti pačiu tiesiausiu išmokimo keliu. Visada bijojau pamokoje kalbėtis tik su pavieniais mokiniais, arba nedaug dievė su savim pačia. Manau, kad į veiklą mokinius reikia įtraukti nuo pirmųjų pamokos minučių. Tikrai reikia galvoti apie tai, kaip juos suintriguoti, sudominti, suburti į mokymo temos lauką. Ir šiuo atveju padeda mokymosi aktyvinantis metodai. Probleminis mokymas, tokie metodai kaip delfinas, flamingas, juodoji dėžė,
sąmoningos klaidos įterpimas, patirtinis mokymas, kritinis mąstymas, grupių darbo organizavimo strategijos visada gali padėti padaryti mokinius savo bendrakeleiviais, atsakingais už kelio įveikimą ir už galutinį kelionės tikslo pasiekimą. Mokymas ir išmokimo stebėjimas, grįžtamasis ryšys, įsivertinimas, refleksija sudaro galimybės išsiaiškinti, ar visi tuo keliu einame, ar judame optimaliu greičiu. Aišku, kad šitame kelyje, ko gero, teks paklaidžioti ir mokytojui, ir mokiniai, bet labai svarbu žinoti, kad po tokio klaidžiojimo bent vienu klystkeliu lieka mažiau. Vertinimo kriterijų nuomonės jums irgi nėra nauja, aš juos paliksiu visą laiką, jūs atmatysit prieš save. 3, sakiau, realizmo krypčiai būdingi požymiai ir gaunate po kryptą grupę už kiekvieną teisingai įvardintą. Kad mokiniai pamokoje mokytųsi aktyviai ir sėkmingai, svarbus konkretus mokymos rezultatų bei vertinimo kriterijų numatymas. Pranešimo grafinis vaizdas, ženklai, simboliai, iliustracijos, kurios paaiškina, praplečia, papildo jūsų turinį temos. Na ir tie dalykai, kurie visada būna, kai dirbame grupėmis, kalbos, sakytinės, rašytinės taisyklingumas, žodynai, žymynai ir taip toliau, grupės narių bendradarbiavimas, tiek rengiant, tiek pristatant pranešimą ir dalyvavimas kitų grupių vertinime, sukūrys. Suskaičiuojam savo sėkmę ir pasiruošiam, kol kas dar niekas nerodo, pasiruošiam, man pasinaviguoti iš viso choro. Kad mokiniai pamokoje mokytųsi aktyviai ir sėkmingai, svarbus tikėjimas sėkme ir sėkmės patyrimas. Ačiū, nuleidžiam. Džiaugiuosi, kad Sasė stipriai žaliavo, nieko baisaus, kad buvo truputėlį ir geltonos spalvos. Mokymą ir mokymasi aktyvinančių metodų taikymui svarbus materialiniai ištekliai. Tinkama patalpa, mokymo ar mokymosi šaltinių ir priemonių gausa. Dauguma knygų ir žurnalų, kurie yra klasėje, tai viso rajono anglų kalbos mokytojų nuosavybė, nes mano kabinetas yra ir rajono anglų kalbos mokytojų metodinis centras, kurio biblioteką sudaro Britų tarybos, Amerikos centro, įvairių Kanados, JAV, Norvegijos ir kitų mokytojų asociacijų dovanoti leidiniai. Plakatai gauti iš leidyklų, kai kurios knygos, žodynai ir kitos priemonės įsigytos dalyvaujant komenijus ir kitose projektuose. Kai kurias pasigaminu pati. Kartais tai reikia pasitelkti fantaziją ir nebereikalingas daiktas tampa puikia mokymo ir mokymosi priemonė. Trumpai tariant, yra įvairių būdų, kaip įsigyti reikalingas priemonės. Svarbu žinoti, ko ir kodėl tau reikia. Veiksmingiausi metodai skatina didesnį mokinių, o ne mokytojų darbą. Todėl jie ne tik veiksmingi, bet ir mažiau vargina bei yra saugesni. Mokiniams šie metodai taip pat daug labiau patinka, nors kai kuriems iš jų teks priprasti iš tiesų kažką daryti. Mokyti gerai tiesiog velniškai sudėtinga. Visada galima geriau. Jeigu pasitrauktumėte iš savo komforto zonos ir išbandytumėte naujus metodus, patirtumėte didelį pasitenkinimą. Ypač jeigu patys valdytumėte pasikeitimą ir veiktumėte patogiu tempu, suteikiančiu laiko refleksijai. Peti.